Toks mūsų rytas. Iškeptuvės skaniau valgyti, tai eit prie stalo, iš lėkštutės. Šiandieną rytą pradėjom nuo 7:30, praleidau valandą laiko truputį apsidėliodama viską čia namuose, nors dar belenkiek visko liko, bet bent truputuką kažko tai pasidariau. Ir dabar varysim pas šeimos daktarę 10 ryto, tai už valandos jau turim būti. Aš tiesiog žinokit su Mato Maike vestinę. Nuo mentelės, iškeptuvės, vaikas kapoja, valgai skaniai. Toks atrodo šiandieną lietas rytas, norėčiau iš viso atrodo pakristi dar į lovytę. Ką matote? Ateik čia, ateik. Mamytė biškį susiruošė ateiti. Žinokit, kaip gerai jinai tą kiaušinį valgė. Belenkiek, pilna burna. Galvojau, gal taip tiesiog jinai, laiko burnoj ir nevalgo. Bet žiūriu, tuščia burna žiojasi. Gerai pavalgė pusrytuką. Aš dabar greitai susiruošiu. Turiu tokį siuntinuką visai didelį iš H&M. Man atrodo, jis jau yra paštomate, tai gal nuvarysiu pasiimti ir ten esu truputį užsisakius naujų rūbų. Ir šiaip mano žieminiai visi rūbai yra pas tėtį name, tai man reikia dar nuvaryti pasiimti iš tėčio daug visokių rūbų. Mano toks susiruošimas. Mūsų outfitukai. Ir lekiam biškį pikčiurną, man atrodo, miego gal truputį nori, bet jeigu mašinai užmigs, tai bus tiesiog trumpas 15 minučių nepas rytinis. Tu matai kažką? Viskas, mes jau atvarėm. Oi, pasikeitė pavadinimas Inmedica. Dabar Meliva. Va tai va seniai. Taip seniai nebuvau, ta prasme, Lietuvoj, kad net nežinau nei kada pakeitė, nieko. Eina. O aš dabar turiu 2 minutės iki savo antakių procedūros pas Kamilę. Pas gydytoją sekėsi viskas labai gerai. Mes truputį su meningokoko skiepu dabar esame tokioje situacijoje, nes pirmą skiepą jai padarė ir po to mes turėjom grįžti rugsėjo mėnesį ir kaip tik būtų darę antrą dozę, bet mums nesigavo grįžti iš Armėnijos. Tai žodžiu, nusikėlė dabar meningokoko skiepas, kaip ir norėjo dabar skiepyti, bet kai sakiau, kad išskrisim į Egiptą poryt, tai sako, gal geriau tada jau ar 2 savaitės anksčiau ar vėliau jokio skirtumo, tai sako geriau jau po Egipto, kad ramu būtų ir nepasigautų ir neįvyktų ten jokių komplikacijų. Tai žodžiu, nieko nepadarė realiai, tik patikrino, tai visa mažiukė sveika, va 10 beveik su pusę mėnesių sveria 9 kilogramus, ūgis 1,73 m. Eiksiltačiu, vaikas 10 mėnesių jau mama peraugus, turėjau omeny 73 cm. Ir jo, sakė, į patį pagal kreivę viduriuką patenka. Tai labai džiaugiuosi, šypsojasi tai jinai ten, kikeno su tom gydytojom. Sako, kaip ir buvo nuo gimimo tokia šypsenėlė, taip ir iki dabar dar vis. Tai sakau jo, su ja šypsenos būna tikrai netrūksta. Dabar susitvarkyti antakius prieš Egiptą, kad būtų tokie truputį ryškesni. Jau čia reikės paprašyti, kad ir nudepiliuotų ausiukus. Po to grįšiu namo, viską dar suruošiu greitai Heilės palikimui ir po to jau lėksim su draugėm iki Elektrėnų. Tai Kamilė dirba Soma estetikos namai, čia šiaip labai gražus salonetas. Mano Kamiliukas, čia iš tikrųjų 2 Kamilės, nuostabios 2 meistrės, abidvi. Jūs realiai tą patį visiškai darote, ne? Antakiai, makiažai. Makiažo buvau vieną kartą
nežinau čia kaip pasakyti, pas vieną Kamilę, bet mane tada taip gražiai padažė, atsimenu, man visi labai gyrė, jo tas neoninis pravedimas buvo į vestuvės tada, kai variau. Geras. Jo labai gražiai, nes tu tada vietasgi neturėjai, jo, ir tu rekomendavai pas Kamilę nueit ir man labai labai patiko, tai dabar kitą mėnesį jau tu mane dažysi. Keisim ant takiukus ir galėsi man ausiukus nulapti. Aš čia lūpytės biškai koregavausi dėl to. Geras. Mėlynės biškai, matai? Aš parskridau pirmadienį, jo, mes pirmadienį parskridom, antradienį jau aš. Procedūra. Jau aš procedūrose. Su tėčiu. Su matuku. Tai mes šiandien... ne? Jo, šiaip man pačiai, žinai, matai palikti, tai visiškai ramu. Ne, nu tai taip. Bet mes išvarom šiandien su panom, su nakvynė. Tai pirmą kartą, jo, liks, o tai va, ilgesniam laikui. Tai neįsivaizduoju, kaip bus, bet viską noriu suruošti, va dabar grįšiu, viską suruošiu, kad tik man net nerašytų, kur kas yra, žinai, kad aš visiškai galėčiau, po 10 mėnesių, kad aš visiškai galėčiau atsipalaiduoti. Taip toli, žinok, netgi iki Elektrėnų. Tai pasiėmėm tokį namuką, ten tas kubilas, tai va 4 draugės varom, pačialinsim. Pasirodo man tokius prieš ir parodysim ko. Mane pagražino. Taip, tu čia per pusvalanduką. Jo, va, dažymas. Pašnekesiai, kad... Jo. Realiai vienas malonumas. 30 minučių atsigavimas, plus 1 balų aukštyn išgražėjimas. Išeini iš karto su pasitikėjimu savimi aukštesniu. Ir ką mes pasimatysim sausio. Makiažą. Galiu pasakyti ate. Iki Kankan pizza. Ir sakiau, mum pietukų su Matu. Ta prasme, norėjau į Ailančią nuvaryti, čia, kur yra Savanorėse. Važiavau, žodžiu, čia kauniečiai supras. Važiavau, žodžiu, nuo Eigulių. Ir navigacinė man rodė važiuoti pro vieną pusę, bet aš galvoju, kodėl man rodo čia per aplinkui, aš geriau, ta prasme, nukirsiu kelią ir varysiu, žodžiu, kitaip. Pasuku, jau man nuo ten 3 minučių iki vietos, rodo jau 10 minučių važiuoti. Tada galvoju, gerai, tai nusuksiu į dar kitą vietą ir vėl bus taip pat gerai. Ir nusuku ir vėl man rodo per aplinkui važiuoti. Ir tada aš jau Savanorėse važiuoju ir kitoj pusėj ir nėra kur apsisukti. Ir tada tiesiog jau galvoju, matau Maksimą, varau tiesiog iki Kankan picos, nevažiuosiu iš iki to Ailančio čia. Ta prasme, jau mane nervas net paėmė. Nežinau, paėmiau maltinukų, kiaulienos karbonadą, Matui, raugintų kopūstų sriubytę mums ir jo, varysiu namo čia. Reikia žodžių greičiau, bet jaučiu, kad truputuką mano energija nusislopino, bet gal dėl to, kad praktiškai esu nieko nevalgiu šiandieną, tai turbūt dėl to. Tai pasistiprinsim ir pavalgysim. Nu va. Ačiū labai, ačiū. Viso gero. Žodžiu, pietukai. Greitai čia labai prasisuko, malonios labai mergytės, olele papytės Kankan picai. Žiūrėkit, kaip žinau, kad jau maistas rankose, net nuotaika pakilo iš karto. Mane realiai atvažiuos pasiimti 3 valandą, tai aš dabar būsiu namuose jau iki 2:30, kol pavalgysiu, kol viską. Jaučiu, jau galiu sakyti, kad atvarytų biškį po 3. Jaučiu, nelabai čia spėsiu. Kalendorių aš nefilmuosiu. Atai. Tetis greitai atidarys tavo dabar 4 skaičiuką. 4? Oho. Ką čia turim? Imk. Visai neblogas šitas. Šitas tau patinka, popit? Ate. Nemeluosiu. Aš truputuką
turiu tokį kirminą pilvę. Ir atrodo, nesijaudinu dėl mato, bet tiesiog jaudinos, kaip atrodo pati su visu šituo dalyku dylinsiu, kai nesu ilgiau bus be vaiko nei ten 5 valandas. Žinau, kad kiti galvos, Dieve, kažkokia išprotėjus ir taip toliau, bet turbūt va tie patys pirmi kartai visą laiką ir būna tokie sunkiausi. Atsimenu, pats pirmas išėjimas iš namų su Heile atrodė tiesiog kosmosas, ant kiek tų jausmų, tu overwhelmed jautiesi. Bet atrodo 2, 3 kartas ir po to tu prisimeni ir galvoji, Dieve, čia net nereikėjo iš viso stresuoti ar pergyventi, tai dabar lygiai tas pats, aš tiesiog pati suvokiu, kad yra normalu, kad aš taip jaučiuosi, nes čia yra tas pirmas kartas be vaiko, pirma naktis be vaiko. Nu ką, reikia kažkaip tai įkvėpti, iškvėpti ir tiesiog dabar atsipalaiduoti, nestresuoti, nepergyventi ir tiesiog smagiai pasibūti su draugiam. Nu, labutis! Sakyk, labas. Aš taip ir sakiau, kad tu būsi ir pasidažius, ir viską. O tu, ne? Ne, aš tiesiog. Princesė? Oi. Jo. Gerai, man rodo 50. Gerai. Aš žinau, galėčiau visą dabar išgerti. Nu, pasiruošus? Iki Elektrėnų praleisti laiką. YouTube video. Notification tipo, kad įkeltas naujas video? Taip, aš tokia su pane. O palauk, žiūrėjai Day 1, Day 2? Aš žiūrėjau tik Day 1, nes tam aš esu, kur aš nesu, tai manęs jau kaip ir nelabai įdomu. Tai tu Day 4 žiūrėsi. Ačiū, mes važiuojam, mums 50 minučių važiuoti, mes dar turim sustoti į parduotuvės, neaksų nusipirkti visko, kad mes galėtume jau ramiai ten baliavoti. Baliavoti. Nu va, įvažiuojam į savo poilsio namelį. Pasiruošęs? O pas tą matos kaip tamsu? Va, matai. Ir tu mataisi normaliai. Oi. Kokios mielos rodiklėlės. Poilsio namelis. Oi, ilsėsimės. O palauk, čia ateis mums mūsų pasitikti? Kažkas tai. Gal. Ai, nelabai. Tokie kalėdiniai papuošimai. Sveiki, mes jau vietoje prie namelio laukom. Kaip fainai. Eina savo. Čia galima pačilinti. Gerai, jungiam. Bet draugas laukia vietoj Heilės. Einam. Darysim namų turą. Gerai. Čia yra mėgamas sienas. Irgi filmuoja. Su vaizdu, čia aišku tamsu, bet čia žiauriai fainai diena. Aura tokia pasivėjus. Antras miegamasis toks, truputuką paprastesnis, jau neturiu tokio vaizdo. Žodžiu, master bedroom, o čia toks vaikų kambarys. Eik tu sau. Viskas apgalvota. Pažiūrėk, 20 days till Christmas uždėta. Žiauriai mielai. Eina savo. Žinok, 10 iš 10, ne? Bet čia tu išrenki. Čia kažkas baldojasi, man atrodo. Jinai ateina. Norėjau pasakyti, kad čia taip fainai papuošta, viskas kalėdiškai. Jo, žinokit, mes čia tiesiog žavimės, tiesiog vaikščiojant. Taip. Viskas apgalvota. Stalas yra, jis transformuojasi.
Ten patogiai 12 žmonių gali susėsti iš karto. Sveiki. Taip, viskas, mergaitė. Gerai. Ačiū labai, visą gerą. Tuo jau atėjom. 70 eurų kainuoja kubilas ir 70 eurų atskirai pirtis, tai mes tik kubilą tada įmam. Gerai. Jo. O čia kiek, žinai, užtruks? Ir užtriks, sakė, 9 arba 10 bus. Bet gerai. 10 bus, 9 abejoju. Jo, Okay. bet tinka Ačiū mums. labai. Jo. Čia pažiūrėkit, kaip jauko. Prašau, jūs pažiūrėkit. Čia, ta prasme, Max fainas. Iš karto. Tu namas, vekna. Dar ilgai. Atsakyt kažką. Labą dieną. Traukiu lapelį. Gerai, Secret Santa. Ai, norėjau ir pasakyti prieš ką noriu iš karto. Nu, klausyk. Gerai, traukiu. Ačiū, traukiu. Kažkas man nori apsikeisti, nes tave ištraukiu. Ai, tai iš naujo reikia. Ai. Pažiūrėkit, kaip atsigulė tarp dekoracijų. Pasakyk, kad Vėl save? Tai draugė, tau paliekam paskutiniai. Viskas, nebeduok Laura, jei pirmai traukti masai. Nemoka. Bet atidaryk iš karto. Kad tu save tik nebūtum ištraukti. Taip, dabar save ištraukiau. Kas jums dar? Tikriausiai, kad tu ne save. Nes viską reiks iš naujo. Arba tu, arba tą kitą man duosi ir viskas. Taip, bet tada žinosim. Gerai? Ne tu? Ne save? Ne. Ir dabar Laura save ištraukia. Tai negali, tai... Ai, jo. Gerai. O, super. Mes dabar trauksime lapelius, kuri miegos, kuriam kambarį, nes yra 2 miegamieji, master bedroom ir paprastas kambarys. Vienu metu visos atidarom. Aš turiu master. Granai. O, noriu Ne, aš nenoriu. Jūs atidarykit kubilą, aš atidarysiu. Jo. Einam. Eik tik tais, visas atidarysim. O, palauk. Reikia daugiau nukelti ant žemės. Sakai, nors ir uždėt būtų gerai. Dėk. Augustė dirba. Mes jau viskas po kubilo ir galime tiesiog uždaryti šiandienos vlogmą. Labai buvo smagu, buvo daug meditacijų. Jo. Labai gerai įsikrovė. Jo, nu ta prasme, jūs geriau būtumėt nematę, ką mes ten išdarinėjom, bet viena iš mūsų tiesiog nardė. Ir taurės neliko nei vienos gyvos. Jo. Turime dabar valgyti cheese balls, kur sakė Kamilė, kad visiškai nenori ir čia žiauriai yra blogai. Bet dabar labai tinka. Jo. Valgysi viską. Jo. Viskas. Bye.